Jeigu grįžtame prie pirmojo pasaulinio karo, iš esmės vokiečiai galų gale pradėjo laimėti. Taip, jie užėmė dalį Prancūzijos Europą, viską surinko tokį kaip ir savo reichą, ar ne? Mes jį surinkome. Bet kodėl jie pralaimėjo? Juos galutinai palaužė amerikiečiai. Prisidėjo dalimi. Prisidėjo. Jeigu ne amerikiečiai, tai štai Vokietijos imperija būtų taip ir likusi. Aš sutinku su tokia Trumpo nuomonė. Na, iš esmės, tikriausiai taip ir yra. Kam amerikiečiai įsikišo? Tautų konkurencija. Vadinasi, jie nenorėjo, kad vokiečiai sustiprėtų, nenorėjo to pirmojo pasaulinio karo metu. Visų tautų motyvai – savo tautos vystimas. Štai čia pagrindinis motyvas. Vystimas reiškia įtakos, teritorijos stiprinimą ir visa kita. Atitinkamai, karas tai klasika ankstesnės politikos tąsa kariniais metodais. Taip, jei kiti metodai neveikia. Vos tik amerikiečiai pamatė, kad pasaulinis balansas susiklosto taip, jog jų įsikišimas, net ir nedidelis, pakeičia visą pasaulio sistemos architektūrą jų naudai, žinoma, jie įsikiš. O kuo jiems trukdė Vokietijos imperija? Todėl, kad Vokietijos imperija paaiškino. Todėl, kad Vokietijos imperija išsiplėtusi iki pernelyg didelio masto, tai yra tapusi Sovietų sąjungos, Rusijos nugalėtoja, o nugalėtoja Rusijos imperijos iš esmės jau yra visa Eurazija. Vadinasi, Kaizerio Vokietijos imperijos perspektyva jau apima visą Euraziją. Tai jūs manote, kad laimėjus pirmąjį pasaulinį karą, kaip ir klostėsi įvykiai? Taip. Štai jie nugalėjo Rusijos imperiją, vokiečiai. Taip. Jie suvienijo Europą, atėmė dalį Prancūzijos, žodžiu, tokį gerą didelį gabalą, ar ne? Per valstybę. Jie nebūtų sustoję, jie būtų ėję toliau į rytus. Jie negalėjo sustoti. O kodėl jie turėjo sustoti? Kodėl užėmė, tarkim, Lenkiją, jie turėjo tuo apsiriboti? Kodėlgi neužėmus visko iki pat Vladivostoko? Beje, pagal susitarimą su Leninu, Vokietijos ginkluotosios pajėgos, kaip reparacijų komisijos, buvo dislokuotos iki Uralo. Kas nežino? Ir vokiečių karinės dalys buvo, pavyzdžiui, ištisuose regionuose, jau tuometinės Sovietų Rusijos, taip sakant, iki pat Uralo kalnų. Tai yra, iš esmės, tai ta pati idėja, kurią vėliau kartojo ir Hitleris. Mes žygiuosime iki Uralo. Vadinasi, jis nieko naujo nesugalvojo, jis tęsė Vokietijos generalinio štabo politiką. Bet vokiečiai, iš esmės, elgėsi logiškai. Tai vadinama tautos plėtra, tautos ekspansija. Kodėl Rusijai galima eiti už Uralo, o vokiečiams negalima? Viskas logiška. Tai ir yra tautų motyvacija. Tai ir yra konkurencinė kova. Visa teritorija Žemės planetoje yra padalinta. Atitinkamai, jei nori tapti didesnis, turi ją iš kažko atimti. Grįžkime prie pirmojo pasaulinio karo. Kam amerikiečiams reikėjo ten kištis? Kodėl jie padėjo vokiečiams pralaimėti? Tautų konkurencija. O kokios rūšies? Jūs pats sakėte, konkurencija vyksta tik tarp kaimynų. Kur Amerika, kur Vokietija? Konkurencija kyla iš kaimynų. Tačiau konkuruoti gali tik lygus. Tai yra, dramblys gali konkuruoti tik su drambliu. Ten triušis su triušiu konkurencinės kovos požiūriu arba su panašiais pagal galimybės ir svorį esančiais kažkur netoliese. Atitinkamai, kol amerikiečiai buvo viena iš regioninių valstybių, jie čia nesikišo. Kai jie pajuto, kad išeina į aukštesnį lygį arba jis jau buvo matomas, jie pradėjo kištis. Tai yra, jie pradėjo suprasti, kad susiformavus Vokietijai, kuri po Rusijos likvidavimo tikrai nugalėtų ir Prancūziją, ir Angliją, tai akivaizdu. Taip. Jau tampa nepriimtina visų pirma patiems amerikiečiams. Antra, jie negalėjo to leisti, nes tai jiems būtų iššūkis antrame etape po 20, 30 ar 50 metų. Tai reiškia, kad Vokietija jau tapo stipriu konkurentu Jungtinėms Amerikos valstijoms globaliu mastu. Pasauliniu lygmeniu. Tai žvelgiant iš susirūpinimo pusės, o iš pažangos, vystimosi pusės, tiesiog Amerika tapo tokia galinga, kad jau žiūrėjo į savo kaimynus, kaip sakoma, šalia per Atlanto vandenyną. Ir atitinkamai jį norėjo gauti pirmojo pasaulinio karo rezultatą ir jį gavo autoviai sustiprėjimo pavidalo. Iš pradžių ekonominio, nes aprūpindami visas kariaujančias valstybės, jie iš jų surinko ir pinigus ir išvystė savo pramonę, įveikė krizę, kuri buvo Amerikoje. O tada politinis. Iš tautų konkurencijos įstatymo pozicijų jų motyvacija yra suprantama.
Jeigu jie būtų sėdėję pas save ir niekur nesikišę, po 20-30 metų jie būtų susidūrę su Vokietijos agresija. kuri tarsi būtų pajungusi Rusiją, taptų galinga. Europą ir verštųsi į Ameriką. Automatiškai. Jums reikia Amerikos. O kodėl į Ameriką veržėsi visi? Pradedant, vadinasi, nuo Napoleono karų laikų. Tai konkurencinė kova. Ištekliai. Konkurentas, na aišku, kad dėl išteklių. Konkurencinė kova. Bet kuri didelė valstybė, o jo labiau imperija, kaip jūs sakote, kita valstybingumo stadija, nori plėstis. Tai pagrindinis principas. Pagrindinis principas – plėskis, plėskis, plėskis. Kai užimsi savo vietą, kur gali turėti fizinės ribas, pavyzdžiui, šiame regione, Eurazijoje, būtinai lysi į kitą žemyną. Tai žmogaus ir tautos konkurencinės kovos principas – plėstis, kol tavęs nesustabdys kiti. Kitaip tariant, tu plėsiesi, kol tavęs nesustabdys kažkas, kas irgi plečiasi. Ir būtent šis ambicijų susidūrimo momentas ir tampa naujomis ribomis po paaštrėjimo, kuris pasireiškia pasauliniu karu. Jeigu grubiai pasakius, tai būtent taip. Vadinasi, jūs manote, kad XX amžiaus pradžioje Jungtinės Amerikos valstijos jau pasiekė, sakykime, pasaulinės galios lygį ir pradėjo kištis į procesus kitose žemynuose, kad ateityje išvengtų konkurencijos savo. Jie įsisavino Šiaurės Ameriką. Vienu mostu prisijungė Meksiką, atėmė iš jos 2/3 teritorijos. Čia, iš esmės, Aliaska, ten kontroliuodami Kanadą. Kanada, iš esmės, buvo visiškai jų, galima sakyti, valdymo formate. Dabar irgi jų formate. Formatu. Ir jie, užpildę savo erdvę, pradėjo lysti iš lizdo. Jiems reikėjo kažkur nukreipti savo ekspansiją. Kur ją nukreipti? Tik į Europą. Dėl 2 priežasčių – saugumo sumetimais arba jie ateis į Europą, arba Europa ateis pas juos. Ir antra priežastis – objektyvus noras plėsti savo imperijos mastą. Suprantamas, protingas ir logiškas noras. Na štai, prašom, plėskitės į Afriką, į Pietų Ameriką. O ar jiems būtų leidę? O kodėl būtent į Europą? Beje, visa Afrika buvo po Europą, čia Britanijos kolonija, ten Vokietijos kolonija, dar kitur Belgijos kolonija. Taip. Tai kaip tu ten įsiterpsi? O čia atsirado galimybė. Europą silpnino karai. Jungtinės Amerikos valstijos tai suprato kaip sėkmę. Jie mato silpną, karo nuniokotą Europą. Ten ir reikia eiti. Visos didžiosios valstybės nori tapti imperijomis, o didžiosios imperijos siekia valdyti visą pasaulį. O kitas žingsnis tada – pagalba Sovietų sąjungai kare prieš Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metu. Taip, politikos tęsinys, kad vokiečiai vėl pradėtų veikti. Žiūrėkit, Veikia. pirmasis karas, pasaulinis karas. Iš esmės tos pačios pradinės sąlygos. Kas buvo Amerika prieš pat antrąjį pasaulinį karą? O kas? Valstybė. 1 iš 10. O kas Amerika tapo po antrojo pasaulinio karo? Taip, galinga jau jėga. Taip. 1 iš 2. Tai yra per 30 metų šuolis, kurį kitos imperijos padaro per 200 metų, tai kokybiškas valdymas. Štai amerikiečiai įvertino šią patirtį. Jie tas pačias užduotis, kurios buvo iškeltos prieš Britaniją, Vokietiją, Prancūziją, iš dalies ir Rusiją, remdamiesi šiek tiek kitokių valstybės kūrimo principų, sprendžia kitais metodais ir jiems tai pavyksta sėkmingai. Jie istorinį kelią įveikia 10 kartų greičiau.